Salon Polityczny. Nata Witman. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Valentinas Mazuronis, minister środowiska Republiki Litewskiej. Labas rytas jums, dzień dobry. Labas rytas, dzień dobry. Kaip jums, ar jūs esat patenkintas tuo, kaip pavyko jums išjudinti daugiabučių renovaciją šiais metais? Na, iš tiesų mes išjudinom, mes pralaužėm tą, nes jeigu trumpai mes per šiuos metus mums pavyko padaryti šiek tiek daugiau negu prieš tai buvo padaryta per 10 metų. Tai aš manau gerai, bet tai tik pradžia. Tai tik pradžia, todėl kad pagrindiniai statybiniai darbai turėtų prasidėti pavasarį sekančių metų, per sekančius metus tas pirmas 400-500 namų turėtų baigti renovuoti, nors jau šiuo metu pastoliai stovi prie netoli beveik 200, bet statybiniai pajėgumai akivaizdžiai turėtų būti stipresni arba stiprėti Lietuvoje. Kitos problemos, iššūkiai dar laukia, bet iš tiesų procesą išjudinti, aš manau, mums pavyko. O kas dar naujo laukia renovacijos srityje? Kaip toliau judės šis procesas? Na, renovacijos viskas priklauso nuo pinigų, kuriais mes galėsim disponuoti, todėl kad, jūs žinote, mes 40% kompensuojam ir tai yra pakankamai didelės sumos. Tai aš tikiuosi, kad mes po truputėlį. Tai biudžete, kuris yra patvirtintas kitų metų, jau yra numatyti šitie pinigai? Tie pinigai yra ne iš biudžeto, tai yra iš klimato kaita, plus, bet ir iš biudžeto eina ten projektų rengimų ir panašiai. Yra patvirtinti pinigai, šiek tiek auksim. Tikiuosi, kad tas procesas įsibėgės ir nuo sekančių metų, arba tiksliau sekančiam periode dar pradėsim visuomeninių pastatų ir atitinkamos lėšos skirtos renovavimą, taip kad su renovavimu darbų netrūks. Bet buvo baimė, kad tas procesas renovacijos bus priverstinis ir žmonių nuomonė nieko nereikš. Ar pasitvirtino tos baimės? Ne, tai žmonių nuomonė visada reiškia, tik tai valstybė pasakė, kad žmonės turi teisę pasirinkti arba mokėti tiek, kiek šiluma iš tiesų kainuoja, arba... Be kompensacijos. Taip, tai jeigu nori, tai niekas nedraudžia, tada nereikia renovuotis ir gali gyventi drąsiai. Arba tuos pinigus prisidėti prie renovacijos ir gauti, kitaip sakant, renovaciją savo namo, savo turto renovaciją padaryti iš valstybinių pinigų. Tai kiekvienas gali rinktis. Čia mes laisvoji valstybė gyvename. Pavadyktų rinktis, jeigu neduoda kompensacijos, reikės mokėti visą sumą už šilumą, tiesiog žmonės neturi pasirinkimo šiaip. Tai jeigu pasirenki renovaciją, tai gauni tą kompensaciją ir kompensacijos lėšomis moki. Kitaip sakant, mes vis tiek visi bendrom lėšom jūsų namą arba butą renovuojam. Tai čia idealus variantas. Bet visokių keistų žmonių būna. Būna, kad ir to nenori. Gali būti nenorėti, tai tegu žino, kiek kainuoja šiluma. O kaip jeigu žmonės nori renovuoti namą, o jis nepatenka pagal jūsų nustatytus kriterijus į tą atrinktų namų skaičių? Ką tada daryti žmonėm? Tada žmonėm daryti renovavimą pagal pirmą programą, kada patys susirenka, patys, kaip ir būdavo iki šiol, inicijuoja renovavimą ir pagal antrą programą tą renovavimą koordinuoja, vykdo savivaldybės paskirta įmonė, bet veikia ir pirmoji programa, kur žmonės patys gali renovuoti bendriją, susikurti, pasisamdyti administratorių ar patys administruotis. Tai šitos galimybės yra. O jūsų iniciatyva žymiai padidintos baudos brakonieriams. Ministrė, gal tokį pat sprendimą reikėtų taikyti ir kovojant su nelegaliomis tvoromis? Tai vadinama chuliganiškų teritorijų užgrobimų. Yra, esu paruošęs, mes esam paruošę dokumentų bloką, kurį priėmus tvoros visos išnyktų, aš manau, per 2 savaitės. Bet yra čia tam tikrų niuansų. Kokių? Na, iš vienos pusės, reiškia, tvoros negali būti, žmonės turi turėti laisvą praėjimą, tai yra normalu. Bet iš kitos pusės tie sklypų savininkai, kurie turi tos sklypus ir kada prie jų ateina
reiškia, būna visokių ir pasilinksminančių, ir išgeriančių, prišiukšlinančių, ir išeina, ir palieka, tai irgi nenormalu. Jūs įsivaizduokite, jūsų būtų sklypas, jame ateina ten, nežinau, su muzikom, su alaus skardinėm ar panašiai. Tai mes ir šitą problemą išspręsim. Tai gerai, o kaip išspręsit? Tegu būna tai nedidelė paslaptis, bet išspręsim ir labai greitai. Mes visus klausimus... Bet baudom viskas spręsit, taip? Ne, mes niekur baudų iš viso nenaudojam ir nei baudų termino, tai yra ekonominiai skatinimo būdai, vystytis vieniem ar kitiem procesam, tai taip, ekonomika daro stebuklus. Tai sakot, kad jau paruošėt visą tvarką į programą, kada jinai bus parodyta ir įgyvendinta? Tikiuosi artimiausių metų. O artimiausius metus pasus kaip skaičiuojat? Artimiausi metai, tai sekantis metai. Tai sekantis metai. 2014. Gerai, bet sausį ar gruodį sekančių metų? Pažiūrėsim. Gerai, o jūs sakėt dar šių metų pradžioje, sakėt, kad žemės paskirtis yra nereikalinga. Ar ir dabar taip manot, ar darysit ką nors su žemės? Ne, tai mes padarėme teritorijų planavimo dokumentus, keitimus. Ten žemės paskirtį mes vis tik palikome, todėl kad žemės paskirtis yra surišta su mokestiniais įstatymais. Pagal žemės paskirtį, reiškia, ir mokesčiai ten yra sudėstyti. Ir tokiu atveju reikėjo keisti visą krūvą, reiškia, mokestinių įstatymų, kas jau buvo per didelis kąsnis. Mes ir taip parengėm vieną naują tą įstatymą teritorijų planavimą ir pakeitėm 26 įstatymus. Ir padarėm 50 poįstatyminių aktų ir taip toliau. Bet mes stipriai sumažinom toje vietoje, mes atsisakėm pobūdžių. Būdavo žemės paskirties, reiškia, būdai, pobūdžiai ir panašiai, žemės paskirties keitimo, supaprastinimai, visi kiti dalykai. Nuo sausio 1 bus daug pasikeitimų. Norėčiau tikėti, kad bus nedaug nesusipratimų, bet... Būtent nuo sausio 1, tai pasakykit, kokiu konkrečiai, kad žmonės jau pasiruoštų. Tai teritorijų planavimo įstatymas, pagrindinis tas, kad nebereikės detaliųjų planų, sklypų detaliųjų planų ir pagal esančius detaliuosius planus arba pagal bendruosius planus jie turės būti išduodamos sąlygos tiesiogiai objektų projektavimą. Žodžiu, supaprastinti tvarką ir labai stipriai. Tvarkyti sklypus, taip? Čia yra tas tikslas pagrindinis. Žemės paskirties pakeitimas bus žymiai paprastesnis, tai jį dabar darys administracijos direktorius savo sprendimu. Žinoma, tai turi atitikti bendrajam plane nurodytėm kriterijam, dokumentam. Nebereikės sklypų detaliųjų planų, todėl kad tiesiogiai bus iš bendrojo plano. Jeigu, sakykime, bendrajam plane pas jūs yra ten gyvenami namai galimi statyba, tai nebereikės daryti sklypo detalaus plano individualiam ar ten daugiabučiam namui statyti, o tiesiog bus išduodamos sąlygos projektuoti tą namą ir statytis. Jeigu grubiai kalbant, ten daug tokių labai stipriai palengvinančių dalykų, kaip palengvinantis, tai kažkam patinka, kažkam mažiau patinka, bet mums visiems bus geriau. Tikėkimės. Apie klimato kaitos konferencijos buvot Varšuvoje, dalyvavot, ką naujo sužinojot, ką jums davė ta konferencija ir iš vis kokia dabar didžiausia yra problema? Dėl to, kad žiemos nėra, kaip iš jo pavasaris, gruodžio 20 dieną. Ten važiuoja mane naujo sužinoti, o dėrėtis ir dėrybos ganėtinai kietos ir aštrios buvo. Beje, konferencija Varšuvoje buvo tikrai labai gerai suorganizuota. Ta logistinė prasme ir aš dabar Briuselį ir aplinkos ministrų reiškia, susitikime. Jau su nauju aplinkos ministru, bet dalyvavo ir senas, kadangi senasis Marcin Korolec yra paliktas dėrybininkų klimato kaitos klausimais ir to, reiškia, Jungtinių tautų kopo prezidentų nes šitą laikotarpį Lenkija yra prezidentaujanti valstybė. Tai tikrai pagyriau ir
ir daugelis kolegų paantrino, kad suorganizuota buvo labai gerai, bet esminiai dalykai tai 15 metais Paryžiui turi būti pasirašyta nauja sutartis, kuri įsigalios nuo 20 metų dėl klimato kaitos, tai pagrindė tai čia išmetimų kiekis. Ir šitoj vietoje. Čia Lietuvai kažkaip labai didelį reikšmę turės ta sutartis, ar mes neturim problemų su... Na, visi turim problemų. Problemos tos, kad mes kuo daugiau mes įsipareigosim mažinti CO2 išmetimus, tai tuo daugiau mes turim modernizuoti visą savo gamybą, pradedant šilumos gamybą, elektrą ir visais kitais, visom veiklom, kurios išmeta CO2. Tai reiškia, kuo aukštesnės ambicijos, tuo didesnė tikimybė, kad klimato kaita bus mažesnė. O iš esmės, ką tai reiškia? Tai reiškia, turėtų mažėti potvinių, taifūnų, visokių stichinių dalykų, kurie pasaulyje, reiškia, šiandien pasaulyje atneša labai daug problemų. Ir, kaip teigia mokslininkai, tai susieta su tuo, kad klimatas po truputėlį šyla, jeigu grubiai kalbant. Tai, bet čia yra daug problemų, todėl kad ES mes sudarom tik tai mažą dalį pasaulinių išmetimų. Ir jeigu ES kelia savo ambicingus tikslus, o kitos valstybės tokios kaip Kinija, Jungtinės Amerikos valstybės, Rusija, galų gale Japonija, jeigu jos prie to neprisijungia, tai reiškia visa pramonė iš mūsų pabėga, eina į tas trečiasias šalis, todėl kad ten yra pigiau. Visi tie dalykai aplinkosauginiai, jie yra labai geri, bet jie brangiai kainuoja. Tai va tas protingas kompromisas atradimo ir arba bandymo suagituoti visą likusį pasaulį, sekti paskui pažangę ir ambicingą Europą, o tas ir vyko Varšuvos tam susitikime. Pavyko kažkaip kažką išsiderėti? Na, pavyko tai, kad procesas nebuvo sužlugdytas. Kad būtų labai didelį žingsnį į priekį, aš nepasakyčiau, bet tai, kad nežengta žingsnis atgal, irgi nėra blogai. Ten pagrindė yra 3 blokai, vienas vadinamas CO2 mažinimas, tai šitoj išmetimų mažinimą, šitoj vietoj ES akcentuoja ir kviečia visus kuo daugiau akcentuoti šitą sritį. Yra antras blokas vadinamas adaptation, tai yra prisitaikymas prie esamų situacijos. Ir trečias, reiškia, tai loss and damage, tai yra, reiškia, netektys ir grėsmės. Trečio pasaulio valstybės akcentuoja tą bloką, kadangi jie reikalauja, kad mes visi mokėtumėm tom šalių valstybėm, kurios yra nusiaubiamos tų stichinių nelaimių ir jos nusiaubamos dėl to, kad išsivysčiusios valstybės išmeta tas, reiškia, per didelį kiekį dujų ir keičiasi klimatas. Ministrė, baigėsi Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai. Ką aplinkosaugos srityje Lietuva įnešė per tą laikotarpį pusmetų? Manau, kad mes aplinkosaugos blokas, sakykime taip, tai tą pripažįsta visi, tai buvo pats didžiausias blokas tarp visų kitų sričių, tarp visų kitų ministerijų, gal užsienio reikalai galime diskutuoti kur daugiau. Tai iš tiesų sudėtingas buvo laikotarpis, manau, kad mes pirmininkavime gan sėkmingai supirmininkavom. Aš jokiuosi, jeigu visi užsieniečiai, visos kitos valstybės gyrė, o jūs vietiniai, reiškia, žiniasklaida nerandat prie ko prikipti. Tai reiškia, pirmininkavimas buvo sėkmingas. Iš tiesų, mes baigiam CO2 išmetimo iš automobilių tokį sudėtingą klausimą. Čia mūsų pirmininkavimo metu mes baigiam tas vadinamas backloadingas, yra tokia, iš esmės tai reiškia tų taršos leidimų išėmimo iš rinkos tam, kad kaina sukiltų ir panašiai. Čia toks labai svarbus europinis dalykas. Mes baigiam rimtai, uždarėm, man atrodo, 4 failus. Tai skaitosi labai daug. Ministrė,
O kokie nauji iššūkiai naujais metais jūs laukia? Tai iššūkiai jie nesibaigiantis. Tai iš tiesų ta pati renovacija, kadangi tai yra procesas, ta pati kova su brakonieriais, jūs matote, kas vyksta Seime, reiškia jėgos nepatenkintos tom tendencijom kyla ir kyla gana rimtai, atrasdami pakankamai rimtą paramą tarp Seimo lobistų. Reikės kovoti jums. Nu, tai mes tą su malonumu darom, bet ko būtų gerai dar ir nugalėti. Su rezultatai ir nugalėti. Bet tai čia mūsų visų klausimai. Nebejotinai atlikos ir kiti dalykai. Ministrė, o šventėms jau artėja šventės, nežinau. Tai pačios gražiausios. Gražiausios dovanėlės jau pirkot, jau pasiruošėt? Aš nežinau, apie ką jūs kalbat. Pas mus visą laiką dovanas neša senis šaltis. Aš laukiu ir tikiuosi, kad jis ateis, nes mes buvom geri. Tai kokios dovanos laukėt? O jeigu pas jūs ne senis šaltis atneša, o jūs perkat, tai kažkas negerai. Tai kokios dovanos jūs laukėt, ministrė? Ne, jeigu rimtai, aš jokios dovanos nelaukiu, bet kažkodėl senis šaltis pas mus vis tiek ką nors atneša. Gerai, gerų švenčių jums linkime. Ačiū ir visiems, gerų švenčių, gražių. Naszym gościem był dzisiaj Walentynas Mazuronis, minister środowiska. Dziękuję.